Sveiki, rašytojų ir knygų mylėtojai. Jūs klausotės Kauno literatūros savaitės klubo tinklalaidės. Pirmajam tokio tipo klube mūsų šalyje susitinka literatūros profesionalai ir skaitytojai. Jau 4 metai pristatom Lietuvos ir pasaulio autorių knygas, ginčijamės, peikiam ir giriam, kalbam apie įdomiausias leidyklų naujienas, atkasam primirštus šedevrus, sklaidom romanus, bet nepamirštam ir kitų žanrų. Literatūros savaitės klubą rengiame bendradarbiaudami su Maironio lietuvių literatūros muziejumi. Šiandien kviečiu jūs pasiklausyti pirmosios mūsų tinklalaidės Liekni romanai, kurioje aptarsim 3 intriguojančias knygas. Lietuvių rašytojo bei dramaturgo Tomo Šinkariuko romaną Apokrifas, čekų prozininkės Danielos Hodrovos Abiem pavidalais, lietuvių kalbą vertė Kristė Karvelytė, ir prancūzų rašytojos ir kultūros žurnalistės Brigitte Giroux Gyvenk greitai vertė Violeta Tauragienė. Apie juos diskutuos literatūros apžvalgininkė Agnė Cesiulė, rašytojas Laurynas Katkus, teatrologė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Jurgita Staniškytė bei visi klubo dalyviai. Jurgita, prieš pradėdamas norėjau tavęs klausti, ar tu kaip knygė esi visavalgė, ar vegetarė, ar veganė, tai yra, kitaip sakant, ar skaitai viską, ar turi kažkokius preferencijas žanro, ar kalbos, ar laiko? Turbūt esu visavalgė, bet ne viską virškina. Valgau viską, bet tikrai nesu iš tų, kur viskas patiktų. Ir tokių bandymų keliu, jau jeigu kartą kažko nevirškino, tą žanrą, tą autorių stengiuosi apeiti. Tai gal toks. O kažkoks ypatingai mėgstamas patiekalas, ar autorius, ar kokios nors šalies literatūra? Gal tiesiog labai įvairi, aš sakyčiau, neturiu tokio kažkokio, tai kartais suskamba vieni dalykai, kartais kiti. Ir aišku, dabar po susitikimo su Frenzenu literatūros savaitėj, kur tikrai buvo įspūdis ilgam, esu parsisiuntus visas jo esė knygas anglų kalba. Ir dabar tai yra mano toks tikrai didelis malonumas. Bet tai ir detektyvai, ir intelektuali proza, ir esė, gal mažiausiai turbūt poezija yra mano valgiarašty, jeigu taip galima sakyti, bet čia gal dar ateities reikalai. Na va, kaip tik šiandien mes ir šnekėsimės apie prozą, apie 3 trumpus romanus. Tai ir pradėkim nuo Šinkariuko, kurį pristatyti apsiėmė Agnė. Autorius Tomas Šinkariukas, kaip Laurynas minėjo, teatro žmogus ir teatro vaikas. Tiesa, tas vaikas, jam 54 metai, jis yra dramaturgas ir netgi tai, kad jisai dramaturgas, man atrodo, kad tai just ir knygoje. Šią pernai pasirodžiusią knygą taip pat galima vadinti siurrealistinė, toks, sakyčiau, kontroversiškas pasakojimas apie Jėzaus ir jo apaštalų gyvenimą, bet tiksliau gal tokie fragmentuoti įvairūs kasdieniai nutikimai, kuriuos, aš taip pavadinčiau, kas liko už kadro. Pats žodis apokrifas, knygos pavadinimas, reiškia slaptą, nepublikuotiną religinį tekstą. Knyga, nepavadinčiau aš ją religinę, vėliau veikiau tai kažkokia alternatyvi istorija, kurioje veikia personažai, pavadinti Jėzaus ar jo apaštalų vardais. Tie visi personažai, jų grupė panašiai, kažkokia keliaujančių mokytojo Jėzaus sekėjų apgauja arba netgi gal, sakyčiau taip, vynų piktnaudžiaujančių bastūnų gauja. Šinkariuko knygoje Jėzaus mokymas šiuo atveju yra grįstas anaiptol ne artimo meilės siekiu, bet laisvės arba tokio asmeninio išsilaisvinimo. Nors yra pranašaujama artėjanti pabaiga, per kurią būtų gerai patekti į trokštamą ar pažadėtą karalystę. Vis dėlto mokymai, man tai pasirodė, kad iki galo jie nėra apibrėžti, aiškus, yra palikta tokių nutylėjimų. Ne taip, kaip mes galbūt juos įsivaizduojame, nes, tarkim, figūruoja bedugnės
trauka kaip žudymas arba savižudybės galimybė, kuri taip pat gali būti traktuojama kaip laisvas žmogaus pasirinkimas. Ta alternatyvų mokymą skelbiantis Jėzus keliauja per miestus, tačiau daugiausiai jisai užsiema tuo stebukladariavimu, gydo sergančiuosius, prikelia į gyvenimą atgal mirusius, mokymai lieka dažniausiai arba neišgirsti, arba nenorimi išgirsti, kaip kalba jie tarpusavyje su mokiniais. O ne viešumoje arba savo mokinių draugijoje Jėzus kartais atrodo, kiek arogantiškas, arba taip arogantiškai, gal tiksliau nutylintis atsakymus, dažnai juokiasi, kas atrodo, gal ne visai tinkama, arba aišku, kodėl jisai juokiasi. Tie mokiniai, tai Petras, Jonas, Judas, Matas, Tomas, jie yra tokie labiau žemiški, šiek tiek vaizduojami gal kaip nesavarankiški, gal kiek infantilūs, slapta tarsi bijantis mokytojo ir tuo pačiu labai norintys būti pagirti, pastebėti, gauti tą prielankumą, kaip, aš čia svarbiausias, aš išskirtiniausias. Kalba knygos yra tokia gana paprasta, žodynas nėra nepasirodymas pernelyg išplėtotas, vaizdiniai aprašyti gana tiesmukai. Siužeto linija irgi tokia nėra lyg ir labai aiški, pasakojimas šiek tiek padrikas, įtampa kyla nebent laukiant kažkokios kulminacijos, kuri galiausiai ir vyksta, ir neįvyksta. Kas yra įdomiausia, ir pasilikau šitą pabaigai, kad autorius teigia pats šio teksto nerašęs, kad tiesiog jisai gavo įrašus iš vieno psichiatrinės ligoninės kalėjimo gydytojo, kurios ta ligoninė esanti kažkur tai rytų Europoje, ir jis pažįstamas tuo gydytoju, tas gydytojas jam atsiuntė tuos įrašus ir jisai tiesiog jos transkribavo ir išvertė į lietuvių kalbą. Ir vėliau tas gydytojas sutiko, kad laikantis visų konfidencialumo susitarimų būtų tie įrašai publikuoti tokia forma, kokie jie publikuoti knygoje. Taip, pats gydytojas vis dėlto atrodo labai mistinė ligoninė, šalis, kaip jau minėjau, nėra nurodyta kokia. Labiausiai mistinis pats pacientas, apie kurio patekimo į ligoninę mažai ką žinome, išskyrus pačioje pabaigoje parašyta, kaip jisai kodėl pateko. Kas neskaitė knygos, tai rekomenduoju išlaukti, neskaityti, nes aš perskaičiau pabaigą, tai man truputį paveikė mane skaitant visą knygą. Galvoju, nuo ko čia pradėti, nuo Biblijos ar nuo lietuvių literatūros. Man labai imponavo tai, kad autorius nebando užsidirbti pigių populiarumo taškų. Yra daug tos šiuolaikinės literatūros apie Jėzų, apie apaštalus ir taip toliau. Ir labai dažnai ten bandoma yra sukelti tokį skandalą, ar ne, kad štai ten iš tikrųjų tai jisai tikėjo visai ne tuo, kas yra parašyta. Arba ten jis turėjo, iš tikrųjų tai jis buvo vedęs ir turėjo vaikų. Ir mes dabar jums atskleisime šitą tūkstančius slėptą paslaptį ir taip toliau ir panašiai. Ne, ir nepasakyčiau, kad tas Jėzus yra žinoma toksai mįslingas ir paslaptingas ir paradoksais kalbantis ar nutylintis dažnai personažas, bet nepasakyčiau, kad jisai irgi kažkaip traktuojamas kaip komiškas, kaip parodijinis personažas. Yra iš tikrųjų rimtas mokytojas, kuris keliauja su savo kompanija ir matyt, kad Šinkariukas tikrai gerai išmano tai, apie ką jisai rašo, ir tik renkasi tokį savo tą tokį literatūrinį apokrifinį variantą. Man atrodo, pavadinimas yra šio požiūriu labai vykęs, jis nepretenduoja į jokias atskleidimus, tiesas ir taip toliau. Tai yra tokia kažkas šalia Biblijos, šalia Evangelijų istorijos. Ir ta, ką čia minėjo Agnė apie tą jo dramaturginę patirtį, tai man atrodo, kad ji pasireiškia dar ir tuo, kad tie jo personažai, nors jie kuriami labai tokiom taupiom priemonėm,
vat būtent beveik vos tik dialogais, kažkokiam pastabom trumpom, mes juos iš tikrųjų matome kaip personažus su savo savybėm. Ir daugmaž jie irgi yra, kaip ir atitinka tuos apaštalus, kuriuos mes žinom. Petras ten yra vadas, uola, Judas toks tamsus išdavikas, Jonas ten mylimiausias mokinys ir taip toliau ir panašiai. Tai irgi ir tų kitų personažų atveju yra tas, na, sakyčiau, toksai gyvas, reljefiškas rašymas ir gyvi reljefiški charakteriai. Aš gal pratęsdama šitą temą, kadangi perskaičius anonsą prieš skaitydama knygą, kažkaip pagalvojau, žinoma, apie ką Tomas daugiau rašys, apie Jėzų Kristų. Man tai pasirodė tipiškai šinkariukiškas sprendimas. Ir kodėl? Todėl, kad Šinkariuką žinau nuo pat pirmųjų jo pjesių teatre, pirmos jo pjesės pastatymo Kauno Nacionalinio dramos teatro scenoje Kuvados. Ir žinau, kad ir teatre jisai turi visą laiką tokią ambiciją perrašinėti kanoninius tekstus. Sakykime, jo pjesė Hamletas, tai yra Šekspyro, Hamleto ir Makbeto perrašymas. Na tai perrašyti Naująjį Testamentą, aišku, yra turbūt tinkama ambicija tokio maištingo pobūdžio rašytojai. Ir aš Šinkariuką apskritai vertinu kaip tokį turbūt vieną paskutinių, galbūt čia teatrologinis vertinimas, nežinau, ar sutiks literatūrologai, bet tokį paskutinį turbūt modernistinį lietuvių literatūros maištininką. Tokį, jeigu mes ieškotume avangardisto rašytojo, tokio lietuviško, nežinau, Bodlero ar man Šinkariukas tarsi personifikuoja tokį avangardinį modernų maištą. Savo asmenybę, savo pasisakymais ir savo kūrybą taip pat. Tai galvodama apie tai, kad tai yra toksai, na, maištininko gestas ir iš tikrųjų toj knygoje yra tokių maišto ženklų, tai yra bandymo šiek tiek perrašyti kanoną, kaip teisingai sakėt, Jėzus vaizduojamas truputėlį nekonvenciškai. Aišku, yra tokio individualumo, tokio egzistencializmo filosofijos, tokio individo laisvės pabrėžimas, aš sakyčiau, toks iškėlimas turbūt į tokį vertybių kažkokią tai viršūnę. Sakyčiau, net yra tokios laisvės dilemos, bet ir tokio vos ne socialinio nepasitenkinimo, šiek tiek tokios mini socialinės kritikos šitoje knygoje. Ir galvodama apie tai, žodžiu, aš ir interpretuoju ją kaip tokį rašytojo, na, norą, jeigu jau kibti į plaukus, tai kibti į plaukus tokiam vakarietiškam pačiam, tokiam topiniam kanonui, tai yra Jėzui Kristui. Kita vertus, kai galvoju apie šiuolaikinės literatūros visą lauką, kiek kartų tai jau yra daryta, nebūtinai net literatūros, meno lauką, man atrodo, religinių tabų laužimas yra tapęs tokia kasdienybė šiuolaikiniame mene ir mes taip dažnai su tuo susiduriam, kad tai tam tikra prasme tampa tokiu labai žemai kabančiu vaisiumi. Ir man atrodo, kad galbūt tai net nėra tinkamas šiuolaikinio maišto objektas. Aš sakyčiau, kad atvirkščiai visuomenė turbūt daug labiau šokiruotų ne tai, kad bandoma perrašyti religinius tabų arba religinius tekstus, bet jeigu būtų kaip tik darytas atvirkščias gestas, būtų parašyta kažkas visiškai kitokio, nemaištaujant prieš religiją, negriaunant tą tabu, pavyzdžiui, kaip tik palaikant kanoną. Tai man atrodo, čia aš radau tokį, ne tik, kad gal neapsisprendimą, man atrodo, autorius yra aiškiai apsisprendęs, bet man atrodo, kad šiuolaikiniam kontekste laužyti religinius tabų mene jau yra tradicija, jau savaime yra šioks toks kanonas. Tai čia, man atrodo, yra toks maištininko, tam tikra prasme, ne tai, kad gal nepralaimėjimas, bet toks truputėlį neapsiskaičiavimas. Tas objektas, kuris jam gal atrodė labai didelis ir labai šokiruot turėtų visuomenę, galų gale skaitant tą knygą, jinai nėra visiškai šokiruojanti. Ir čia gal aš labai trumpai dar kitą aspektą pasakysiu, kad jinai galbūt yra nešokiruojanti dar ir dėl to, kad vis dėlto, sakyčiau, kad Šinkariukas nedekonstruoja, jis neironizuoja religinių mitų ar krikščionybės kaip tokios, ar Jėzaus, ar Evangelijos. Jis ją, sakyčiau, sušiuolaikina. Jėzus tiesiog yra priartintas prie šių dienų, jis mums labiau atpažįstamas. Mes tiesiog, ir aš net sakyčiau, kad gal ten taip ir buvo, gal tais laikais taip ir buvo žiūrima į jo mokinius kaip tam tikrą gaują ar sektą, žodžiu. Man atrodo, kad čia Jėzus yra sušiuolaikinimas ir tam tikra prasme, kažkaip paradoksaliai man skaitant pasirodė, gal net Šinkariukas
atskleidžia savo kažkokį tokį savotišką religingumą ir netgi pagilina šiek tiek krikščionišką kanoną šitą knygą. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad aš manyčiau, kad kokie kunigai ar vyskupai skaitydami tą knygą gal net jie visai patiktų. Mano tokie būtų keli. O kaip jums atrodo, Jurgita, tas įrėminantis motyvas, ar ne, kad čia yra bepročio įrašai ir iš beprotino, kokia čia jo pagrindinė funkcija galėtų būti? Aš turiu spėjimą, bet noriu paklausti pačios. Aš kadangi ateinu vėlgi iš teatro, tai man yra toks labai meta veiksmas, ar ne, toks tarsi scenos parengimas. Aš įsivaizduoju, kad rašytojas turbūt nelabai norėjo mums pateikti Evangelijos pagal Šinkariuką, ne tiesiog pradėti rašyti rimtai Jėzaus istorijos nuo savęs ir tiesiog sugalvoja tokią mistifikaciją. Kita vertus, man atrodo, tai apskritai yra Šinkariukui būdingos tokios mistifikacijos, nes aš skaičiau net interviu, jisai teigia, kad čia žinokit, ne mano tekstas, aš jį suradau. Tai reiškia, kad jis tiesiog mėgsta mistifikuoti. Aš iš teatro tai žinau, kad aktoriai ir apskritai kūrėjai yra linkę savo kūrybą mistifikuoti. Tai aš į tai žiūriu kaip į tokį šiek tiek atitolinimą, kad tai nebūtų jo paties rašytas tekstas, ne, kad jam negalėtų sakyti, kad tu čia parašei savo, kaip jau sakiau, Evangeliją pagal Šinkariuką. Tai ta prasme aš įsivaizduoju, kad tai yra tiesiog toks bandymas atitolinti tokį, sakykime, įvesti komentarą ir dar vieną turbūt sluoksnį knygos. Ir aišku, ne tik ta pradžia, tas įvadas, kuriame pasakoma, iš kur tas tekstas atsirado, bet ir aišku pabaiga, kuri, kaip teisingai minėjot, dar sustato tokius, gal neatskleisim čia, dar kitus truputėlį aspektus. Tai man atrodo, kad ta strategija yra tiesiog toksai teatrališkas truputėlį gestas, nes kaip teisingai irgi minėjot, man ta knyga skaitėsi kaip pjesė. Aš apskritai ją labai įsivaizdavau kaip pjesę, netgi kaip pastatytą teatre. Tai tas vaizdas toks, kad viskas prasideda palatoje, tai yra labai bulgakoviška. Žodžiu, toks man susidarė toks įspūdis. Man irgi, aš galvoju, kad kodėl jisai vis dėlto pasirinko romano formą, o ne pjesę ir iš kurios spektaklį. Man kaip spektaklis daug geriau iš tikrųjų žiūrėtųsi visą tai, negu kaip romanas. Aš pabandžiau įsivaizduoti, kad netgi nereikėjo labai pabandyti įsivaizduoti, gal čia jo talentas yra tame, kad tikrai daugelį vietų man pasirodė, kad tai ir yra tiesiog šizofreniški paistalai, kuriuos aš esu girdėjusi šizofreniką, jo paistalus. Ir man labai priminė, kad, kur tu skaitai, kažkur yra logikos, kažkur kažkas pasimeta, kažkas tokio. Ir man galbūt dėl to pasirodė, kad, aš pavargau skaityti iš tikrųjų. Vien dėl tos minties man jinai suvėlė, kad čia yra įrašas ir aš patikėjau to įrašu, kad čia iš tikrųjų tas įrašas. Ir man pasidarė kaip neįdomu klausytis to šizofreniko. Man tai trukdė. Spektaklyje aš įsivaizduoju, kad jeigu tai būtų netrukdytų, nes tada tai yra kitas vaizdas, o čia tų kažkokių vaizdinių jų yra labai nedaug ir nežinau, tai aš sakyčiau, kad čia trūkumas to, kad jis visgi pasirinko šitą žanrą. Yra klausimas ar pastaba iš salės? Įsiterpti, aš neskaičiau knygos, bet iš to, ką jūs kalbate, čia tikrai labai įdomu. Man atrodo, kad to bepročio įvedimas čia yra esminis dalykas, dėl to, kad knyga vadinasi Apokrifas. Apokrifas yra būtent autorystės abejonė. Tai čia yra kodas šitam tekstui. Kalbu tik tai, žiūrėdama į romaną. Aš norėčiau papildyti Jurgą ir atsiprašau, gal padarysiu labai netaktą, tai galite mane užbalinti, bet suspoilinsiu tą knygą. Man kažkaip skaitant, man patiko labai ir tas galas kažkaip buvo toks smūginis, nes ko jūs nepasakėt, kad čia gal ir bepročio iš pradžių atrodo, kad čia žmogus guli psichiatrinėje ligoninėje ir tralelė, bet galas pasako, kad tai yra nusikaltėlis, kad tai kalba ne šiaip žmogus, kuris ten tralelė, aš galvoju apie Jėzų, bet tas žmogus, kuris padarė nusikaltimą, o kas yra nusikaltimas, tai kai tu perėmė etiką į savo rankas ir kai tu tą savo sistemą etinę, kas tau ten dėliojasi, kai tu apie ją
gal nepermastai tuo metu, kai tą nusikaltimą darai, bet paskui jau kaip ir turėtum permastyti. Ir man kažkaip tas visas galvojimas apie Jėzų ir dėl to, kad Jėzus ir jo mokiniai tokie truputį vietom man jie primena, tokią kažkokią savepus tokius kartais. Man kažkaip atrodė toks, labai svarbus ir šiaip gražus, nes kažkaip tas pažįstamas, jisai tą blogą problemą kažkaip labai savotiškai traktuoja. Tas blogis, jis ne toks sadistiškas, kažkoks tikras blogis kaip seriale, bet jis toks abejonė, visą laiką ten jį skatina, tą Jėzų abejoti, galvoti, gal šis ne taip daro, gal gėris ne ten, gal gėris yra visai kažkoks kitas, gal čia kažkaip. Tai man kažkaip, aš kai skaičiau, tai buvo toks, kaip tik, gal tas rėmas labai paaiškinantis, toks, čia mano interpretacija, nežinau, čia aišku, turbūt tas tekstas yra daugiasluoksnis, tai Mes turbūt tiesiog galim sutarti, kad be to rėmo ta knyga skaitytųsi visai kitaip ir tas rėmas, ta prasme, jisai turbūt keičia šiek tiek interpretaciją, nors man skirtingai negu jums skaitėsi tie visi, kaip jūs sakėte, truputėlį pseudofilosofijos atkėdėsiai labai korektiškai. Aš kažkaip labai atpažinau tas biblinės tos motyvus ir kaip jisai gražiai jos truputėlį perverčia, šiek tiek pakreipia, bet man pasirodė, kad niekada neperžengė tos kažkokios ribos. Man atrodė, kad viskas ten lyg ir labai gražiai susivedė. Tai čia turbūt tai man. Atsaglėčiai žmogui sunku buvo skaityti tą knygą, nes man pasirodė per daug tos religinės krikščioniškos propagandos per daug toj knygoj, bet kai dar giliau pasigilinau, koks ten tas dialogas vyksta, aš atradau ten ir dzenbudistinių minčių, atradau ir Konfucijaus minčių tame Kristaus pasakojime, o tai, kad jis nenori atsakomybės už tai, ką jis parašė jisai, tai man atrodo labai paprasta, jau ne viename kūrinyje ir literatūroje, kad čia aš atradau 3 dėžes, vienoje buvo viena tema, kita, kurios aš nenoriu pasisakyti, ką aš galvoju, ir nustumimas atsakomybės, tai buvo tai medžiagai. Bet kai aš neskaičiau Konfucijus ir Kristus, tai aš apie Kristų ir Konfucijų daug jau sužinojau ir gavau didesnį pasitenkinimą, negu skaitydamas Šinkariuką, kai kurie ten dialogai yra aišku, išmintingi ir tokie paslaptingi, bet kai kurių pabaigų jis negali pabaigti to dialogo. Tu pasibaig pats maždaug skaitytojai, nes aš jau man pritrūko išminties ar įsijautimo į tą dialogą. Toks ir vėl, tarsi jis pasako, bet ir nusistumė vėl atsakomybė. Jau kelis kartus tarp knygoje aptinku, kad jis tarsi bėga nuo pasakymų. Aš, autorius, taip ir taip. Kažkas kitas, bet per tai jis ir pasako ir savo poziciją, kad jis, koks jis yra. Tai slėpimasis nuo širdumo per Kristų. Dėkui už jūsų mintis. Na, nežinau, ar tai jau taip yra toks sėkmingas pasislėpimas. Vis dėlto toj knygoj yra, man pasirodė labai aiškiai ta autoriaus filosofija ir jam rūpimos temos ir Dievas, jo pažinumas, nepažinumas, mirtis, savižudybė jam. Tokia svarbi yra tema, laisvė, kaip čia sakėt. Ir, šitą knygą būtų galima pavadinti filosofiniu romanu, jeigu nežinočiau, kad tas pavadinimas iš karto daugumą skaitytojų atkrato, nes iš tikrųjų tai man rodos, kad net ir tos citatos atskiros, kažkokios maksimos, jos turbūt atskirai paėmus nuskambėtų taip banalokai, nes ta visas tas minties darbas ir visa ta įtampa, kuri atsiranda, yra būtent tarp tų pozicijų, tarp tų herojų, tarp jų kalbos, tarp jų konflikto ir labai dažnai tokių paradoksų. Ir iš tikrųjų čia sutinku, neprisimenu, kas čia jau sakė, čia kartais ta apaštalų kompanija skamba kaip Lietuvos miestų bachūrų tokia chebra su savo visokiais tokiais papročiais ir pašnekėjimais.
Bet kartu tas Kristaus toksai įprotis viską palikti tokioj nežinioje arba kažkokiu paradoksu, tai, man atrodo, kad tai turi tam tikrų sąsajų ir su Evangelijom, juk daug ten yra tų paradoksų ir daug visokių tokių paslaptingų, mislingų Kristaus pasakymų, kuriuos čia Šinkariukas eksploatuoja, tai gal pratęsdamas iš tikrųjų, sakyčiau, jis ir pats pačioj pradžioj užsimina, taip jau save kaip ir pristatydamas ar recenzuodamas, absurdo skečai, ar ne? O ten yra tos tokios absurdo dramaturgijos, egzistencialistinės tos dramaturgijos ir mąstysenos labai nemažai. Bet dar norėčiau vieną dalyką pasakyti, kad nuo ko pradėjau, kuo, man atrodo, šita knyga dabartiniam literatūriniam kontekste yra išsiskirianti. Tai ir tuo stiliumi. Čia iš tikrųjų nėra tų begalinių sakinių, grožio, kalbos, viskas labai tikslu, aišku, tiesiai į tikslą labai taupiai. Nėra gamtos, jodinėto mūsų literatų kūino ir nėra jokių konkrečių detalių. Viskas tokioj bendroji parabolės tokios išminties literatūros plotmėj. Ir tiesą sakant, man tas pasirodė labai šviežiai. Ir ruošdamasis bandžiau pasižiūrėti, kas apie šitą knygą yra rašyta, ir dėja teko nusivilt, praktiškai nieko nėra, knyga yra nepastebėta. Ir mano spėjimas būtų, šiek tiek pažindamas tą virtuvę, yra tas, kad Šinkariukas tikrai nėra tose literatūriniuose burbuluose, nėra tose bendruomenėse literatų, gyvena atsiskyręs ir dėl to dėja, nors tai nėra kokia nors pateisinama priežastis, nes žiūrime į knygas, o ne į asmenybės, dėja jisai liko kažkur paraštėje ir pašaly. Gerai, atidėkim šitą knygą į šalį, kas neskaitėt, prašom, imkit ją ir perskaitykit, tikrai verta. Dabar eikime prie antrosios knygos autorės Brigit Žirų, kurią Jurgita pristatys. Brigit Žirų Gyventi greitai. Tikrovės lygmuo šitoje knygoje yra labai stiprus, nes knyga paremta tikrų įvykių, tokia trauminė, tragiška patirtim rašytojos gyvenime. Centrinė ašis tos knygos yra 41 metų Brigit Žiro partnerio Klodo mirtis prieš 20 metų auto avarijoje. Ir prasideda įsisuka, sakykime taip, visas veiksmas knygos, kai autorė praėjus 20 metų po tragiško įvykio yra priverčiama, tiesiog ryžtasi galų gale, kaip jinai pati sako, pasiduodu, sudedu ginklus ir parduoda savo namą, kurį pirko kartu su partneriu, tačiau gyvena jų jame 20 metų viena. Na ir pagrindinis turbūt klausimas tai yra ieškoti tos tragedijos priežasties ir tam tikrą prasme atsakyti klausimą, ar lemties galima išvengti. Tai toks edipinis, sakyčiau, Edipo vertas klausimas, ar lemtis yra duotybė ir jinai gali būti kažkaip pakeista. Tai sakyčiau, kad fikcijos šitoje knygoje nėra daug, bent jau mano nuomonė. Galima sakyti, kad jos iš vis nėra. Autorė pateikia tam tikrus savo refleksijas ir variantus apie tai, kas galėjo galbūt įvykti arba kas įvyko, bet jie visi atsispiria nuo tikrovės. Ir dėl to aš turbūt tą knygą greičiau įvardinčiau kaip tam tikrą elegiją, tokį, sakyčiau, gal netekties arba gedėjimo romaną. Ir jeigu autofikcija turbūt mums visiems skaitantiems pirmiausia asocijuojasi su Knauskartu ir Mano kova, tai tikrai tai nėra. Tai aš sakyčiau, jinai gal yra artimesnė Joan Didion knygai Maginio mąstymo metai. Jeigu skaitėt, irgi tokia gedėjimo memuarai, sakyčiau. Dabar jeigu kalbėt apie struktūrą knygos, tai jinai yra tokia labai aiški ir chronologinė tam tikrą prasme, gana turbūt įdomi, vedanti link to tragiško įvykio nuo dabarties atgal į praeitį.
Yra 23 jeigu skyrius. Jeigu tai reiškia, kas būtų, jeigu galbūt būtų susikloščiusios aplinkybės kitaip. Ir kiekvienam tam skyriui autorė ieško atsakymo į klausimą, kas nulėmė tragediją ir ar buvo galima jos išvengti, jeigu įvykiai būtų susiklostę kitaip. Ir tam tikrą prasme užduoda klausimą, kas kaltas, ar ne, kas galbūt buvo čia kalčiausias dėl to, kas jos gyvenime įvyko. Autorė pati knygoje labai taip įdomiai sako, kad kai mes gyvenam tokioj laimingoj kasdienybėj, tarsi vyrom toj laimingoj kasdienybėj, tai jinai mus įžemina dabartį. Mes visą laiką esam dabar ir galbūt dar galim galvoti apie ateitį. Tuo tarpu, kai mus ištinka tragedija, mes esam priversti žvelgti atgal arba žiūrėti į praeitį, gręžtis atgal. Ir man atrodo, kad autorė čia tą ir daro ir tas jos žvilgsnis į praeitį yra ne tiek į kažkokius saulėtus malonius prisiminimus buvimo kartu, bet aišku, yra truputėlį to, bet greičiau tai yra toks, sakyčiau, apsėdimas, tokia obsesija praeitimi, toks noras vis ten grįžti ir atsakyti savo klausimą, ar galėjo būti kitaip, ar galėjo kažkas atsitikti kitaip, vis permastant ir perkratant visas įvairias smulkmenas, kurios vedė iki to, sakykime, taip, centrinio įvykio. Tai sakyčiau, kad tai yra tokia detali, kaip pati čia savo pasirašiau, netekties archeologija. Kartais jinai trikdo skaitant tą knygą, kartais tu sutinki su autorė ir netgi patiki, kad galbūt tikrai kažkas čia gali būti kaltas. Nes toje kas jeigu struktūroje, kur ieško vis kaltų, ten pradeda nuo to, kad kas būtų, jeigu galbūt senelis jos nebūtų nusižudęs ir nebūtų palikęs jai palikimo, na, žodžiu, tokie įvairūs scenarijai yra piešiami, tai, sakykime, toj kalčių struktūroje arba tų objektų, kurie yra kaltinami dėl vyro mirties, kaltas gali būti namas, kaltas gali būti telefonas, kalti raktai, kaltas lietus, kalta raudona šviesa šviesoforo. Kol prieinama prie tokių visiškai absurdiškų pasiteisinimų arba kalčių paieškų, kaip antai, pavyzdžiui, kokios dainos jisai klausė prieš išeidamas iš darbo. Tai paradoksaliai, aišku, autorė paties to fatališko įvykio, šito viso jeigu verpeto sukūrį pačiam įvykio kaltininkui ir pačiam įvykiui neskiria daug dėmesio. Jisai iš tikrųjų, kaip pagal psichoanalitinę teoriją, kad mes traumatinio įvykio niekad negalime vardinti, niekad jo detaliai prisimenam tik viską aplink jį. Tai šitą knygą tikrai labai įkūnija šitą posakį, nes paties to traumatinio įvykio jinai net neaprašo, mes net nežinom tiksliai, kaip ta avarija įvyko, nors visa kita yra rekonstruojama iki sekundžių ir minučių. Ir tam tikrą prasme tarsi mums pasakoma, kad traumas racionalizuoti neįmanoma. Bet rašymas yra tokia savotiška gedėjimo forma. Ir man susidarė toks įspūdis, kad tas toks vaikščiojimas arba toks krapštimas ne pačios žaizdos, bet aplink žaizdą. Tarsi visą laiką nepaliečiant tos skaudamos vietos, bet tarsi aplink ją yra toks, sakyčiau, ko gero tokios asmeninės terapijos forma. Pati, sakykime taip, idėja, pati knygos tema, jeigu taip ją galima apibrėžti, yra labai antikinė, tokia maštabiška lemtis, ar ne, sakau, edipiškas toks konfliktas, kas yra nulemta, kas priklauso nuo mūsų pačių. Vis dėlto pati kalba knygos yra labai paprasta, tokia publicistinė, aš sakyčiau, ne žurnalistinė, bet autorė ir yra žurnalistė, tai čia gal taip ir yra. Ir skaitosi kaip dienoraštis arba galbūt pokalbis su drauge, toks tikrai labai paprastas kalbėjimas, bet kartu tas toks paprastumas, publicistiškumas tos knygos, jisai dar gal ir įsteigia tokį šiokį tokį atsiribojimą. Žodžiu, tai nėra knyga, kuri labai tave asmeniškai žeistų. Aš ją visą laiką skaičiau ir jaučiau tokį kažkokį, nežinau, vėlgi gal kad teatrologė, nesakysiu, kad teatrą, bet kažkokį tokį lengvą atsiribojimą. Nebuvo taip, kad aš visiškai empatiškai įsijausčiau į autorės tekstą, bet galbūt čia tik tai, kaip sakyt, mano toks dalykas. Ir užbaigiant kelis dar aspektus norėčiau pasakyti, kad yra teigiama ir iš tikrųjų autorė šiek tiek pasakoja, kadangi įvykis yra 20 metų senumo, čia 99 metai, Prancūzija, jinai pateikia nemažai tokių nuorodų į socialinį Prancūzijos gyvenimo kontekstą, bet man vis dėlto pasirodė, kad tas kontekstas nėra svarbus ir vis dėlto svarbiausia čia yra tas toks asmeninis terapinis, ko gero, veiksmas, tas asmeniškumas.
Ir pabaigoje anonse teigiama, kad romanas yra teigiantis gyvenimo džiaugsmą. Aš vis dėlto to gyvenimo džiaugsmo jame nepajaučiau. Man atrodo, kad tai tiesiog yra konstatavimas, kad net įvykus didžiai tragedijai, tu vis tiek gyvensi toliau, nepaisant nieko, toks jau yra gyvenimas. Tai yra daugiau tokia ištarmė, kad taip tiesiog yra, kitaip ir būt negali, toks publicistinis konstatavimas. Tai aš sakyčiau, kad iš tikrųjų šitas romanas tai toks gana paprastas, subjektyvus, sakyčiau, neįmantrus, gal net šiek tiek sterilus apmąstymas apie lemtį ir apie netektį. Agne. Šauk. Man kaip tik pasirodė, kad visas šitas gedėjimo procesas, vidinis tas išgyvenimas yra tokia kaip rišamoji foninė medžiaga, lapas, ant kurio paskui viskas išdėstyta ir eina į įvairias puses. Tai pirmas dalykas, tai aš kaip tik tai labai pajaučiau empatiškai ir supratau tą, nežinau, autorės ar pasakotojas. Aš vis dėlto tikiu, kad čia yra fikcijos. 20 metų kitokių detalių atsiminti, nebent tai buvo seniau surašyta kažkur tai. Čia vis tiek manau, kad tai yra fikcijos, nes rašytojai jau rašo čia, kad prieš 20 metų jau leidžia nebe pirmą turbūt knygą, jeigu gerai pamenu. Reiškia, jinai turi patirties rašymo ir manau, kad fikcijos vis tiek yra privelta sužaisti su tuo. Grįžtant prie to viso gedulo proceso, kalties jausmo nesant kaltai iš gyvenimo, aš labai to patikėjau ir aš žinau, ką tai reiškia, kai tu jauti, kaip čia, patiri kalties jausmą, nors tos kalties nėra ir tada bandydama, tarsi bandai teisintis prieš save, prieš nežinau kažką tai, kažkur pasakė, esu netgi ir patyrus tokių dalykų ir dėl to man labai įtikino visą tai. Bet, ką aš norėjau pasakyti, dar, kodėl ant viso to pagrindo išdėlioti kažkokie kiti dalykai, tai man kaip tik tai atrodo, kad per šitą įvykį, jį dekonstruojant iki tokių smulkmenų, yra labai daug pasakojama istorijos, socialinių, tarkim, tėvų vaikų santykis, tos visos rokenrolo generacijos ypatumai, kintantis šeimos modelis tėvo ir mamos vaidmenų pokyčiai, kurie kartų skirtumai tėvų ir vaikų, empatijos, tarkim, netgi minusas, ar ne, kai tas neempatiškai išklauso tos draugės, negali jos nutraukti, slopina savo balsą. Čia tiek daug įvairiausių psichologinių motyvų, kurie nebūtinai susiję nei su gedėjimu, tiesiog jie ant jo yra pastatyti kaip kažkokie tai atskiri bokštai. Technologijų pažanga, urbanizacijos patrauklumas ir problemos, nekilnojamo turto, kaip jinai perka tą nekilnojamą turtą, aš esu pirkusi nekilnojamą turtą, ieško visiškai taip ir yra. Ar jinai pati minėjo, atsimant Bukerį, kad tai, kas yra bendra visiems, va tas mus ir sujungia, tas iš tikrųjų paveikia. Ir aš labai daug atpažinau tų visų kažkokių žmogiškų bendrumų, kurie visiškai nesusiję su tuo įvykiu, su ta trauma. Tai man jisai tas romanas ir jisai sudėtas į mažiau negu 200 puslapių. Tai ir tada galima teikti, kad jinai labai taupiai ir labai talentingai visą tą istoriją tokiomis nuotrupomis sugeba papasakoti, nepasakodama bendrai viso, nežinau, kaip mes Arnauskaitė metai ir nekur ten ilgiau yra pasakojama visa ta Prancūzijos ir galbūt net panašaus laiko istorija, ankstyvesnė gal šiek tiek. Na, man tai yra romanas, kuris visiškai neatitiko to, ko aš iš jo tikėjausi, iš pavadinimo ir iš to, kaip jis yra pristatomas. Žinot, pavadinimas čia yra tik dalis to žinomojo posakio, gyvenk greitai, mirk jaunas. Ir kai šitą posakį išgirsti, iš karto sukyla visa didžiulė mitologija, kurią atrodo palaiko ir rašytoja su tuo pavadinimu ir kalbėdama ten apie rokenrolo kartą ir taip toliau. Žinot, gyvenimas iki ribos ir už ribos, motociklai, roko muzika, žodžiu, mirties artumas, pavojų, nevengimas ir taip toliau. Ir aš pradėjau skaityti šitą knygą ir laukiu, kada čia bus tas jau visas rokenrolinis gyvenimas. Pasirodo, ne. Žmonės tvarkingi, šeimyniški, vaikus nuveda į darželį, parveda,
jokių ekscesų, vaikšto, užsidirbinėja pinigus muzikos recenzijomis. Tai aš nežinau, mano supratimu, čia jau ne rock'n'rollinė karta, čia post rock'n'rollinė karta. Ir na, iš tikrųjų negali sakyti, kad apie tai negalima rašyti, ar ne, apie tokius dalykus, bet bent jau iš pat pradžių tas toksai, tas didžiulis skirtumas tarp to lūkesčio užduoto ir to, apie ką kalbama, reikėjo laiko, kol susigaudė, kad ne, vis dėlto čia bus kalbama visai apie kitus dalykus. Ir dabar apie tą gedėjimą ir taip, tai iš tikrųjų tokio gedulo ir tokio obsesyvaus kabinimosi į tą momentą knyga ir kiekvienas, kuris esam turėję kažkokių traumatiškų patyrimų ar išgyvenimų, žinom, kaip vis prie to sugrįžta ir norisi vis ten rakinėti ir žiūrėti, kur ten kas, kaip galėjo būti, kur aš kaltas, kur aš nekaltas. Ir iš tikrųjų yra tokių gerų pastebėjimų ir apie tą kaitą visuomenės, šeimos, ypač kalbėdama apie tuos senus laikus, 99 metus, tai buvo dar prieš savitarnos gniaužtus ir elektronikos viešpatystę padariusią mus kasininkais, mašinininkėms, sekretoriais ir buhalteriais. Bet aš jaučiau, kad šitų detalių ir to įvykio nagrinėjimo, tas toks noras tą daryti ir tas literatūrinis šito dalyko išskleidimas, jisai man paprasčiausiai užgožė pagrindinį įvykį. Vis dėlto tai suprantame, kad mylėtas vyras visiškai netikėtai pačiam jėgų žydėjime žuvo, ar ne? Bet ir nors negali sakyti, kad apie jį nėra kalbama ir tam tikros detalės, bet vis dėlto, ką jinai jam jautė, kokia čia ta aistra buvo, kokia čia ta jų meilė buvo, koks jau buvo tas tarpusavio santykis, jis visas paslepiamas tokiuose detalėse, kaip, na, tai pirko kartu namą ir svajojo, kas ten bus. Tada jisai tenais parvesdavo vaikus ir pasidėdavo savo motociklą į garažą ir taip toliau ir panašiai. Ir kažkaip, vėlgi man, stereotipiškai įsivaizduojam prancūzus kaip jau tokius šitoj srity pažengusius ir nestabdančius, bet čia visiškai toks šitoj vietoje tos šerdies, to brandolio, kur atrodytų, kur tas gedėjimas vis dėlto yra, juk ne dėl to, kad dabar čia ten ne tavo motociklą paėmė ir taip toliau, dėl to, kad žmogaus nebėra ir dėl to, kad man be jo labai yra vieniša ir liūdna ir skaudu. Va šitos emocinės dalies, aš galėčiau suprasti, galbūt tai yra tam tikras irgi bandymas išvengti kažkokių literatūrinių konvencijų, bandymas pasižiūrėti šitą į kitą pusę, bet šiaip ar taip tai knygai, tos tokios galios susitapatinti su ta heroja ir su jos gedėjimu, šitai knygai tos galios toks pasirinkimas nepridėjo. Aš tai sakyčiau, gal man tai net atvirkščiai patiko, kad tas monumentas tam vyrui nėra statomas tokiom labai konvenciniam priemonėm. Tai vis tiek gaunasi monumentas jam. Šiaip ar taip, kad jinai 23 priežastis ieško būtent, galvodama apie tai 20 metų vis narstydama tas detalės, tai be abejo, kad ne iš meilės tai turbūt vyksta, ne iš ilgesio, ne iš kažko kito, bet kad tame nėra tokių konvencinių tų romanų ar kažkokių meilės motyvų, man tai pasirodė kaip tik privalumas, nes ten yra tokių, sakykime, tą švelnumą ar prisirišimą liudijančių motyvų apie tai, kaip jis, jeigu ten gerai prisimenu, kas ten jisai nenori nusirengti, nes jo per siauri pečiai ar ne, kažką ten jis kompleksuoja, o jinai ten kažkaip jį padrasina. Ir ta prasme, žodžiu, man kažkaip to nepritrūko. Aš galvoju, kai sakysit apie centrinį įvykį, kad būtent apie tą pačią avariją nekalbama. Bet lygiai taip pat galima sakyti, kad visas romanas yra tam tikra autoterapija jai. Tai ir man įtikinamesnis atrodo šitas variantas, kad žmogus pats savo autoterapiją daro, kas yra, žinoma,
skaudus įvykis ir visiškai suprantama asmeniniai plotmei, bet literatūriniai plotmei, kad tai taptų ir mūsų autoterapija, ir mūsų kažkokio, įveikimo traumos ir katarsių, man šitą vietą pritrūksta, bet gal kas iš publikos mano kitaip. Aš labai retai skaitydama knygas verkiau, ta prasme, bet va šičia ir va tvirtai, aš kaip perskaičiau be jokių nusistatymų, net knygarėlės neskaičiau, pamačiau jūsų 3 knygą, supratau, kad aš jos dar neskaičiau ir aš ją sakiau perskaitysiu. Ir man būtent sužaidė, kad tai yra toks gedėjimas man taip skaudėjo ir aš pagalvoju, kad turbūt ir taip panašiai aš gedžiu, ta prasme, kad ieškai to kažko, tai po kiek laiko. Ir man labai patiko, kad būtent aš pastebėjau ir tą laikmetį, būtent 99 metai, mano vaikui 10 metų. Ir ten Prancūzija, bet pas mus kažkas tai. Ir tos dvi man labai persidengė, o dėl šito, gal kad moteris, aš nežinau dėl ko, kad moteris parašė ir mes, bet man sužaidė tikrai labai, ant šito gedėjimo aš pajutau. Ir tą meilę aš pajutau. Dėkui, kas dar? Šiaip tiesą sakant, tai jinai pasako tenais gale, kad viskas buvo prieš 20 metų ir per tos 20 metų jinai turėjo ten tų kitų vyrų, kitų santykių ir jai jau nebėra tas gyviausias tas prisiminimas, kad tai yra jau toks, turbūt racionalizacijos reikalaujantis dalykas, kur jinai išgyvena, bet, kažkaip nebėra tas plėšimas pleistro, aš kažkaip taip galvojau, nes kažkaip tokia dėsninga buvo ta pastaba, jinai ten kažkur, aš nepamenu, kažkur į galą pasakoma, ir tada tu supranti, kad čia yra tas, kai tu praeitį perpratinėjai, bet tai nebėra, kai Didion, kur jinai rašo tos pirmus metus ir ten rašo ir bando pafiksuoti viskas, kad vieną dieną vienaip, kitą kitaip, ten jau toks kažkaip apdirbtas, atrodo, jis ir struktūriškai apdirbtas. Aš dėl to termino irgi tos panaudota rašymas kaip gedėjimo forma arba kaip gedėjimo terapija, tai visi rašytojai, ko gero, šitokiu būdu gelbstisi arba atlieka tą gedėjimo ritualą. Šiais metais, gal jau kokie metai, domiuosi psichikos sveikatos savanorystės veiklą ir pats dalyvauju. Psichikos sveikatos savanorystė ir ten vadina asmeninės terapijos tą formą, vadina dar kitų terminų, vadina egzistencinės terapijos formą. Reiškia, kiekvienas, kuris gyvena šitam pasaulyje, susiduria su egzistencijos reikalais, problemomis ir jis dažniausiai pasireiškia ypač jautrios sielų žmonėms kaip rašymas, kaip tos egzistencijos įveikimo būdas. Tai tik norėjau pastebėti, kad tie terminai man patiko asmeninės terapijos ir egzistencinės terapijos forma ir tik tiek. Dėkui už jūsų intervencijas. Gal judėkim, kadangi laikas nestovi vietą, judėkim prie paskutinės knygos, prie Danielos Hodrovos, abiem pavidalais. tą knygą bandysiu pristatyti aš. Daniela Hodrova, turbūt taip reikėtų kirčiuoti, gimė 46 metais, tik po karo, gana žinomai Čekijos aktorių šeimoje ir mirė 24-aisiais prieš metus. Jinai studijavo literatūrą ir visą gyvenimą dirbo literatūros srity, buvo leidyklos redaktorė, dėstytoja, bet daugiausia tiesiog literatūros mokslininkė, rašė tekstus. Šalia savo to mokslinio darbo rašė ir grožinės knygas. Enciklopedijose minėta, kad debiutavo 70-iniais kažkada metais, socializmo laikais, bet visos jos knygos, kaip pasižiūrim, jų išleidimo datos yra jau po socializmo žlugimo, žodžiu, naujais laikais. Ir va štai šita knyga, apie kurią mes kalbam, abiem pavidalais, jinai parašyta gale tenais datos 77, 78, 84 metai. Bet išleista 91 kaip tik jau po viso rytų bloko ir socializmo žlugimo. Jis yra pirmoji dalis Prahos vadinamos trilogijos.
Tam romane iš tikrųjų tai, galim sakyti, pasakojama yra vieno namo gyventojų istorija, maždaug nuo Antro pasaulinio karo iki parašymo laiko. Apskritai romanas labai konkrečiai yra įvietintas, tai ten toks savotiškas mikropasaulis, tas namas, kvartalas, kapinės, vynuogynas ir ten viskas daugiausiai ir sukasi. Dabar ta istorija, tas laikas, apie kurį pasakojama, jis nuolatos persipina su senesniais įvykiais. Čia toks labai stiprus motyvas yra Baltramiejaus naktis, kur, žinom, katalikai žudė protestantus, tai tokie religiniai karai, paskui yra nuorodos taip pat šiek tiek į evangelinę, į biblinę istoriją. Vienas iš personažų yra kad iš pradžių katalikų kunigas, paskui pereina į protestantus, į čekų tą tokią pusiau tautinę bažnyčią. Čekijos atgimimo 19 amžiaus laikai. Na ir tas pavadinimas iš vienos pusės tai jis ir nurodo į tos religinius ginčus tarp katalikų, ar ta komunija yra priimama duonos pavidalu, ar duonos ir vyno pavidalu. Bet Hodrovos pasaulyje tai yra tam tikras archetipas, kurį tie ginčai ir tas smurtas po to, konfliktas, smurtas kylantis iš to, kurį jinai mato pasikartojant ir dabartyje. Na ir taip pat yra daug tokių jau visai tokių pasakiškų, fantastinių motyvų. Pavyzdžiui, tame name yra tokia kamarėlė, kur ten ramiai gyvena mirusieji. Ir jie ten gyvena, pykstasi, bendrauja, išeina, ateina, žodžiu, su gyvaisiais pabendrauja, ar ten su pusiau gyvaisiais, nes ten dar net kartais labai nelengva yra suprasti, kur čia dabar, kurioje čia pusėje yra tas personažas. Ir žodžiu, aš manau, pačia bendriausia prasme tą pavadinimą galima interpretuoti irgi kaip rašytojos norą rašyti pasaulį, aprašyti pasaulį, kuriame yra visos, taip sakant, spalvos, visos ir būtis, ir nebūtis, ir gyvenimas, ir mirtis, ir tai, kas dabar yra, ir tai, kas praėjo. Visa tai tarsi yra tokioje vienoj plotmėje. Na, tas toks stilius ir vaizduotė čia iš tikrųjų labai tokie vešlus ir labai daiktiški. Tie personažai ir turi ir savo istoriją, ir dažniausiai kažkokį vieną juos reprezentuojantį daiktą. Pavyzdžiui, ta tokia viena gal iš tokių centrinių, nors sunku pasakyti, kas ten centrinis veikėjas, kas ne, Alicija Davidavičiovna, žydė mergina, kuri nacių laikais turėjo būti išvežta į koncentracijos lagerį, kas ten jai toliau nutiko, nesakau, kad neužbėgčiau už akių. Jos tokia nuolatinė palydovė yra tokia kailinė rankų mova. Ir ten su ta mova visokiausios ten dalykai dedasi ir istorijai. Iš tikrųjų, tekstas labai sunkus ir labai toksai savitos vaizduotės ir savitos stiliaus. Ir iš tikrųjų, man atrodo, vertėja labai meistriškai sukūrė lietuvišką tokį savitą kalbėjimą ir žodyną. Jeigu jau ieškotumėm kažkokių kliurkų, tai čia gal labiau redaktoriaus būtų, ne vertėjos. Ten, pavyzdžiui, mane prajuokino viena išnaša, kur aiškinama yra, kas yra čekų tautinis atgimimas. Čekų tautinis atgimimas tai istorinis judėjimas, kuris siekia atgaivinti čekų nacionalinę savimonę. Na, nežinau, kam čia tokia pastaba, tikrai ne Hodrovos skaitytojų. Toks trumpai būtų mano pristatymas. Tai aš gal tada pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų, skaitant knygą, bent jau man labai jautėsi, kad ją parašo literatūros mokslininkė, teoretikė. Skaitydama man visą laiką galvoj skambėjo žodis audinys arba megztinis ir paskui tik tai domėdamas sužinojau, kad pati autorė kalba apie nuaustą tekstą kaip vieną iš jos tokių teorinių idėjų. Tai iš tikrųjų, kadangi aš pati postmodernizmo teatrą kažkada tyrinėjus, tai man buvo labai puiku pasižiūrėti, kaip intertekstualumas, kaip toks teorinis konceptas, apie kurį postmodernistai visą laiką kalba, jisai čia tikrai virsta kūnu, virsta tuo megztiniu, sakykime taip, arba audiniu, kuriame yra visko labai daug.
Iš tikrųjų, tu gali jį skaityti tiesiog kaip tokį savotišką fantastinį tekstą, tu galbūt ne viską suprasi, bet jisai tave neša ir tu tikrai gali tuo ratu suktis, tu visą laiką sukiesi tokiu ratu skaitydama šitą knygą, nes herojai atsikartoja, tu vienoj daly pamatai vieną jų pusę, kitoj daly kitą pusę, kitoj daly trečią pusę, bet viskas vis tiek visą laiką sukasi daugiau mažiau apie tos pačius įvykius ir tos pačius herojus. Tikrai tas dviem pavidalais dalykas yra tokia nebinarinė pozicija, viskas yra viename, sunku atskirti, kaip teisingai minėjau, kur gyvi, kur mirė. Aš jau vienu momentu, kai mirusioji pagimdė, aš jau galvoju, aš viskas, jau nebepradėsiu jau ieškoti, kas čia, tiesiog skaitau toliau ir nebesigilinu, kas čia yra ir kas čia vyksta. Bet kita vertus, kaip ir geram postmodernistiniam kūriny, tu gali mėgautis, kaip jau minėjau, paviršiumi, bet gali nerti gilyn. Ir čia šiuo atveju knygoje tos išnašos, kad ir kai kurios skirtingos, bet suteikia tą galimybę šiek tiek galbūt panerti gilyn ir atpažinti kai kurios įvykius. Turbūt visko, būdami ne čekais, mes gal ten net nesugaudysim, nes aš suprantu, kad yra tokių nuorodų ir citatų į kitus čekų literatūros kūrinius, kurios niekaip nėra pažymėtos, tai čia yra visiškai tik tavo jau to kultūrinio kapitalo dalis. Ir aišku, tu kaip skaitytojas neišvengiamai susipainioji, tu esi toks įkalintas tam tekste ir sukiesi tam rate, kad ilgainiui turbūt pats pradedi truputėlį jaustis kaip tos vėlės vedinimo šachto įstrigusios. Ir jeigu reikia suprasti, kad tom vėlėm čia tas pasaulis ar ta vedinimo šachta yra tarsi tokia skaistykla, turbūt, kurioje turi kuriai vis grįžta, ten viskas vis tiek susijęs su smurtiniais įvykiais, su nusikaltimais, nors ir labai skaidriai ir juokingai pasakojimais, tai tu kaip skaitytojas jautiesi pagautas ir toks įkalintas to teksto ir irgi išgyveni tokią savotišką turbūt skaitytojo skaistyklą, galbūt taip. Man pasirodė labai svarbu tai turbūt pasakyti, kad man atrodo, galbūt jūs mane pataisysit, kad Lietuvoje nėra analogų tokiam kalbėjimui apie istorinės traumas. Nes visi herojai, kurie yra mirę tenai, jie yra mirę smurtiniam mirtim, man atrodo, ten nėra nei vieno kažkaip kitaip mirusio. Žodžiu, rimtos istorinės, žiaurios istorinės traumos ir aišku, yra čia tokio ir klaiko, ir nejaukos akimirkų, bet iš principo viskas pasakojamas tokia, sakyčiau, skaidria ironija ir tokiu humoru, kuris būdingas, aš sakyčiau, galbūt net primityviai tapybai. Man skaitant visą laiką prieš akis stovėjo kažkokie primityvistų paveikslai, galbūt net nebūtinai primityvistų, Šagalas toks nors iškildavo, dar kažkoks vizualus atitikmuo tos knygos visą laiką buvo šalia. Tai man atrodo, kad lietuviai turbūt negalėtų, gal kada nors galės taip rašyti apie istorinės traumas. Ir paskutinis dalykas, kuris man atrodo svarbus ir kuris man atėjo į galvą, tai vėlgi kaip teatrologiai, visą laiką yra kalbama apie atminties teatrą. Bet atminties teatrą aš taip ir įsivaizduoju, kad atminties teatre mūsų prisiminimuose visą laiką yra gyvieji ir mirusieji, faktiškai vienu pavidalu jie susijungia būtent mūsų atmintį. Tai va šita knyga, man atrodo, jos veikėjai yra toks atminties karnavalas, tokie karnavališki kažkokie santykiai, kur kartais mirusieji ima viršų prieš gyvuosius ir ima bent kad ir trumpam kažkokią įsteigę savo tikrovę arba savo pasaulį. Man panašu pasirodė, tarsi autorė atvertų sapną savo, kurio neaiškina. Tarkim, jeigu aš papasakočiau savo sapną jums, jisai atrodytų jums galbūt kažkoks, tiesiog įvykis, o mano reikšmės yra labai gilios, kur ten kiekvienas asmuo, kur irgi yra gyvi, mirė, jie visi susimaišo, neaišku, kurie ten yra gyvi, ten truputį supranti, kad taigi mirė jau, čia nuo pat pirmo to skyrelio man labai sapniškai visą tai pasirodė, tarsi netvertų tuos sapnus. Ir kol aš neišpasakočiau kiekvienos detalės apie kiekvieną tą sapnuotą detalę, neišdėstyčiau visų ilgų prieš tai istorijų, ką man reiškia, kaip nutiko, kas ten buvo, ne tik savo gyvenimo, kito, tas sapnas jisai neatsivertų pilnai. Ir man atrodo, kad čia jinai tarsi įdeda, aš nežinau, ar jinai įdeda iš tikrųjų, sapną atveria, ar čia jinai sukonstruoja tą sapną, kuriame yra krūvos simbolių kodų šifruočių, ir po truputį atverinėja prasmes, užkraudama vėl kitais naujais sapnais ir vėl atverinėdama. Čia reikia viską padaryti skaitytojui. Reiškia, tam, kad aš perskaityčiau šitą knygą, aš turiu būti pirmas dalykas labai gerai apsiskaičius, antras dalykas labai daug galvoti skaitydama.
Įvade berods vertėjos yra parašyta, kad knygą galbūt reiktų skaityti net ne vieną kartą. Ir aš perskaičiau tik vieną kartą ir aš jaučiuosi jos neperskaičius, dėl to, kad reikia skaityti bent jau antrą, ir aš tikrai tai darysiu, bet tada kad tai yra lieknas romanas 180 puslapių, tai reiškia, tai yra apgaulė, nežinau, optinė iliuzija, nes reiškia bent jau 360 tai tikrai, o galbūt ir dar ten kažkiek tai prisideda, gal ir jo. Kol aš visą tą knygą iš tikrųjų perskaitysiu, tai šitos knygos, man atrodo, didžiausias minusas yra būti neperskaityti, net ją perskaičius. Aš net nežinau, ar tas antras kartas taip lemtingai padės, nes aš turiu pasakyti, kad aš kažkur pasimečiau ir pasiklydau toj knygoj. Iš pradžių tas ėjimas iš tikrųjų toks atrodo šviežias ir tie istorijos įvykiai tokie skaudus, jie vis ateina ir jie taip labai subtiliai, bet ir poetiškai tikrai apžaidžiami per tų herojų likimus, per jų ypač matosi, kad ten ta vokietmetis, nacių laikai, tas okupacija, žydų žudimas, šitas dalykas kažkaip su tokia tikrai skaudžia gaida. Bet kuo toliau ėjau aš į tą romaną, man jis tuo labiau panašėjo į tokį marionečių teatrą. Ir tas yra toks gyvybės įspūdis ir tokios vaizduotės ir nuolatos kažkas vyksta, bet tarsi atrodo, kad tu nebepagauni, jau viskas susilieja kaip kažkokioj per greitai besisukančioj karuseliai. Aš skaičiau antrą. Taip. Ir buvo kitaip. Žinokit, pirmą sykį aš ją skaičiau 23 metais ir tikrai buvo kas veikti. Ir aš paskaičiau aprašymą, ką aš pasižymėjau apie tą knygą. Tai buvo, kad pirmin atgal labai daug Čekijos. Ir dabar, kai antrą kartą skaitau, galbūt aš šiek tiek kitaip žiūriu magišką realizmą, perskaičius lietuvių, ir Dumbrytę, ir Zylę. Ir aš suprantu, kad aš nežinau labai daug apie ką kalbėjo Agnė šitą. Nes čia reikia žinoti, bet kad buvo lengviau, aš atradau tai, ko nepastebėjau, jau kadangi žinau, kas buvo, man tos, kaip sapnas ir kasvelė pradžioj, šičia antrą, ir vis tiek labai graži kalba. Jau aš irgi būčiau vieną sakinį pasakius, vertėjai didelis žodynas labai, bet kad nelengva tai tikrai ir pavargsti skaitydamas jau paskui nori jam tiesiog padėti ir nebesupranti. Atsiprašau. Taip, dėkui. Tiksliausiai Agnė pasakė, perskaičius jautiesi tarsi neperskaičius. Tiek pavargsti ir tokios kantrybės, kaip Jurgitas sako, neaiškumas glumina, grūdina, bet manęs nelabai liepia numesti. Gal kitą kartą baigsiu. Tai tiek pavargau skaitydamas, tai nuėjau knygų mugę ir nusipirkau John Fosse trilogiją, kur 2 įsimylėję jaunuoliai, fjordas, miškas, atsigavau, nes ta knyga yra not reader friendly. Povila, jums reikėtų parašyti tą kamarėlę, kur gyvena ten, tikiuosi, Hodrovo, irgi ten, kad jos knyga paskatino jūs skaityti kitą knygą. Man atrodo, jinai priimtų tai kaip įvertinimą. Mieli klausytojai, čia buvo Literatūros savaitės klubo tinklalaidė. Įrašą padarė Martinas, montavo Jūta Kiudė, vinjetę sukūrė Marius Narbutis. Dėkojame jiems, dėkojame Vytauto Didžiojo universitetui, Romos Akadolskio medijų laboratorijai ir Maironio lietuvių literatūros muziejui. Dėkui, kad klausėtės ir iki malonaus.